Sveiki, su jumis Go for Vape. Tai ką, šiandien apžiūrėsime vieną iš seniausių, bet dabar su nauja versija kaitiklį. Tai yra štai Atlantis version 2. Tai ką, prieikime prie unboxingo. Biškiai kaip papasakosiu ir pamatysite, ant kiek iš tiesų labai daug garų jis išleidžia. Tai ką, einam. Ok, tad ką žinau, iškart gal pradėkime nuo pat dėžutės. Atlantis V2, Aspire, Atlantis V2, Aspire. Nieko įdomaus. Čia yra viskiausi scratch kodai, rašomas, kas įeina būtent į šį kaitiklį, į šią dėžutę, kas įeina. Neskaitysim šitą, čia galima patikrinti, ar čia yra originalas, štai šitoje vietoje, kur yra scratch kodas. Gerai, tad dabar gal prieikim iškart prie unboxingo. Tai ką, iškart galiu pasakyti, kaip matote, kad kaitiklis yra pilnas skysčio, ne pilnas, pusiau pilnas, bet kaip matote, aš jį jau naudojau, ne vieną ir ne dvi. Tai ką, unboxinam šitą mažulį. Štai taip gražiai atsidaro. Ir štai mūsų pats lobis grožis. Gerai, tada padėkim jį labai trumpam į šoną ir žiūrim, kas dėžutėj. Gerai, vat labai daug kas nežino. Ir pavyzdžiui būna, kad sako, blemba, sudegė mano kaitinimo galvutę, ką dabar daryti, reikia ten daug išleisti vėl ant jos, arba ten skilo mažo dar ką. Tai nesiparinkit, jums tiesiog reikia paimti tokį dalyką pakelt. Ir štai čia matome, turi būti dar vienas kaitimo elementas. Aš jau esu panaudojęs. Tai ką, tą dėžutę jau viską pažiūrėjome. Kaip matote, stikliuko dar vieno nėra, dėja neįdeda į komplektaciją. Tai vat, gerai, o Dieve. Ten nukrito. Gerai, tai į šį kaitiklį įeina 0,5 ohmo galvutė ir 0,3 oro galvutė. Gerai, kaip manote, norėtumėte manęs paklausti, kas čia yra naujo, kodėl būtent man reikia pirkti Atlantį V2, Atlantį 1, jeigu jis pigesnis ir tas pats kolas stovi. Deja, bet čia štai pasirado naujas dar vienas airflowas prie kandiklio. Galėčiau pasakyti, kad šis kandiklis yra nestandartinis, aiškiai negalėsite pridėti savo drip tipo. Tai štai matote, jis didesnis. Ant jį galėčiau parodyti jums. Štai turiu nuo subtanko. Ir pavyzdžiui, žiūrėkit, štai čia. Ir kaip matote, netelpa. Štai. Tai va, šitą tik šitą, arba nebent skirta šitam kaitikliui. Gerai, kas čia dar yra naujo? Oro padavimas tikrai iš tiesų labai yra milžiniškas. Gerai, čia dabar stovi ant didžiausio airflow'o, čia ir su atrakinės. Čia irgi matote ant didžiausio ir šiandien didžiausio iš dviejų pusių. Arba yra dar kita funkcija, galima pasukti į bet kurią pusę. Ir matome čia toks mažiukas, ir kitas pusės bus toks didesnis. Čia yra tik dvi galimybės. Arba ant didžiausio, arba ant šito, kaip galima pasakyti, vidutinę. Bet žinokit, ir ant to tikrai jums oro, nežinau, tikrai užtenka. Dar būtent atidarant dar šitas skylutes, kaip matote, čia ir jau atsukinėjasi. Ir jums tikrai turi užtekti. Tai ką, apie airflow'ą mes jau pašnekėjom, kas čia dar šitam kaitiklį naujo. Čia yra didesnis bakas, netgi telpa iki 3 ml skysčio. Geriausiai garint nuo 0 iki 6 mg, čia jau kiekvienam pagal skonį. Bet čia jau, jeigu bus daugiau negu 6, manau, jums tikrai gerkliai bus biškiai nelabai gerai. Štai kaip čia įsipildo skystis, čia nėra Lemon 2. Tad skystis įsipildo kaip ir visose kaitikliuose atsukant bazę. Štai taip gražiai atsisukam. Ir iš šonų lašinam čia skystį prie pat stikliuko. Kai matome, kolas labai panašus, netgi nežinau, nematau jokių skirtumų būtent jame. Tai galėsiu parodyti, kaip atrodo apačia. Štai koilas. Kaip matome, čia 0,5 ohmo galvutė, leidžiama garinti nuo 20 W iki 30 W. Štai, kaip matome, didelės skylės skysčiui. Skystis būna pripildytas, pas mane dabar čia pusė yra, man kol kas daugiau ir nereikia. Užsukame kaitiklį ir galime pradėti garinti. Norėčiau pasakyti, kad ant tokių baterijų kaip Spinneris, kaip Aspire CF, kaip ten yra dar visokios baterijos, jis netiks, nes nepalaikys tokios varžos. Būtent ką aš jums siūlyčiau, su kuo būtų labai tobulas komplektas. Tai šiuo metu aš dar turiu Elaf iStick. Štai.
modas iš tiesų labai patogus, tiek rankoj, tiek, nežinau, nešiot į kišeniai. Štai tada kitas tai pilnas komplektas. Štai taip. Tai ką ir dabar pasakyt pačiam gale šito video, kad jei norit sulaukt, pavyzdžiui, mano nuomonės. Mano nuomonė yra tikrai, aš vertinu šitą kaitiklį 10 iš 10. Nes jeigu man reikėtų rinktis arba RDA imt, arba štai šitą kaitiklį, tikrai pasirinkčiau šį kaitiklį, nes garų iš tiesų tiek pat, kiek kai išeina iš RDA ir nereikia pildinėt kas 2, 3, 4 įtraukimus. Ir skysčio užtenka, ką žinau, jeigu normaliai garinant, na, ką žinau, 2 valandoms, nes iš tiesų skysčio daug, bet čia iš tiesų garų kiekis nerealus. Štai dabar jūs pamatysite, kiek iš jo išeina. Gerai, va. Tai ką dabar sugrįžtam prie šito ir manau tai būtų pabaiga. Jeigu renkatės, pavyzdžiui, iš štai šito kaitiklio ir iš štai šito kaitiklio, čia yra Subtank Mini, manau, jeigu norint išgauti kuo daugiau garų, tai aš pasirinkčiau Atlantį. O jeigu, ką žinau, jeigu ten gražiau atrodytų arba dar kažkas, Subtankas, jis irgi gan neblogas, čia yra RBA bazė, perrinkama bazė, o Atlantijai jos nėra ir tai irgi čia yra biški trūkumas, nes norėtųsi kažkaip biški pažaisti. O štai čia yra, dėžutį galima surasti, kaip matėte jau dariau vieną apžiūrą, galite surasti mano kanale, pažiūrėję visus video, taip pat yra iStick'o apžvalga, tai ką, štai, 2 kaitikliai, vieni iš geriausių, bet šiandieną padarėm štai šitą kaitiklį apžvalgą, Atlantis V2. Tai ką, norėčiau jums labai padėkoti, kad jūs subscribinat mano kanalą, padėt man tobulėti, kai gausiu kažką naujo, tikrai padarysiu video apžvalgą. Tai ką, dar kartą dėkoju, kad žiūrit, kad subscribinat, kad palaikot, kad raštų man į Facebooką, kad padaryk video greičiau, nes negaliu sulaukti, pavyzdžiui, va šiandien tas pats man ir buvo, dėl to man padidėjo motyvacijos padaryti būtent šį video. Tai ką, dėkui visiems, iki.